Leisk sau patogiai įsitaisyti ir ramiai atsigulti. Ši diena pamažu nutolsta. Viskas, kas buvo, gali likti ten, kur yra. Dabar niekur nereikia skubėti, nieko nereikia spręsti. Jeigu šios istorijos tau padeda nurimti, užsiprenumeruok šį kanalą, kad jas rastum ir kitomis naktimis. Leisk kvėpavimui sulėtėti, kūnui sunkėti, mintim tapti tolimesnėmis. Ir dabar pamažu gali nukeliauti į vietą, kur viskas vyksta lėčiau. Pietų Amerikos atogrąžų miškai yra vieta, kur laikas teka kitaip. Čia biologinė įvairovė yra tokia tanki, kad kiekviename kvadratiniame metre vyksta tūkstančiai mažų, beveik nematomų procesų. Įsitaisyk kuo patogiau. Pajausk, kaip tavo kūnas tampa sunkus, o mintys lengvos. Tu įveikiai šią dieną. Nesvarbu, kokia ji buvo, dabar ji liko už nugaros. Tu nusipelnei šios pauzės, šio visiško atsistatymo. Keliaukime ten, kur oras kvepia drėgna žeme ir jazminais. Į Amazonę. Klausykis. Miškas niekada netyli. Tai ne triukšmas, tai foninis baltas garsas. Čia gyvena cikados, kurių vibracija pasiekia tokį dažnį, kad ausis nustoja jį skirti kaip atskirą garsą. Jis tampa tiesiog ošimu. Ar žinojai, kad Amazonėje gyvena vabalai, kurie sugeba skleisti garsą, trindami savo kojas į pilvą? Tai monotoniškas, ritmiškas cirpt, cirpt, kuris lydi kiekvieną tavo žingsnį gilyn į mišką. Štai medžių lajose juda staugiančioji beždžionė. Keistas faktas, jų gerklų kaulas yra transformavęsis į didžiulę rezonansinę kamerą. Joms nereikia nieko daryti, tik iškvėpti orą ir tas garsas nuskrieja 5 kilometrus. Bet dabar ji tyli. Ji lėtai krutina pirštus, rinkdama lapus. Beždžionės pirštų antspaudai yra unikalūs.
beveik kaip žmogaus, tačiau jie apie tai negalvoja. Ji tiesiog jaučia lapų paviršiaus šiurkštumą. Netoliese ant drėgno akmens guli jaguarė. Ar žinojai, kad jaguarai yra vienintelės didžiosios katės, kurios nenužudo aukos spausdamos kaklą? Jos turi tokį stiprų sukandimą, kad jis gali pradurti net vėžlio šarvą. Tačiau dabar jaguarą žandikauliai atpalaiduoti. Jis stebi upę, jos kailio dėmės vadinamos rozetėmis ir kiekviena jų viduryje turi mažą juodą tašką. Tai skiria ją nuo leopardo. Ji tiesiog guli, o vėsus vanduo plauna jos letenas. Vandens molekulės atsimuša į jos kailį, vėsindamos odą. Tai lėtas, monotoniškas procesas. Upėje lėtai plūduriuoja juodasis kaimanas. Tai didžiausia aligatorių šeimos atstovas. Bet jo širdis plaka labai lėtai, kai jis ilsisi. Kaimano skrandyje dažnai randama akmenų. Ne todėl, kad jis būtų alkanas, o todėl, kad akmenys padeda jam išlaikyti pusiausvyrą vandenyje. Veikia kaip balastas. Jis tiesiog plūduriuoja, matydamas tik horizonto liniją virš vandens. Jo akys turi specialų sluoksnį, vadinama tapetum lucidum, kuris naktį švyti raudonai, bet dabar jis jas pusiau primerkęs. Aukštai virš jo ant šakos tupi stiklinė varlė. Tai mažas stebuklas. Jos oda pilvo srityje yra visiškai skaidri. Jei žiūrėtum į ją iš apačios, matytum, kaip plaka jos maža širdelė ir kaip juda virškinimo traktas. Ji nejuda valandas, tiesiog prilipusi prie lapo pačios. Jos ramybė yra užkrečianti. Ji tiesiog yra. O štai ir tinginys. Ar žinojai, kad tinginio virškinimas yra lėčiausias tarp visų žinduolių? Vienas lapas jo skrandyje gali būti virškinamas net 3 savaites. Jo visas gyvenimas yra tarsi sulėtintas filmas. Net jo kailyje auga maži dumbliai, suteikiantis jam žalsvą atspalvį, kad jis susilietų su aplinka. Tinginys dabar lėtai užmerkia vieną akį, tada po geros minutės kitą. Jo nagai stipriai užsikabinę už šakos, tad jam nereikia jokių pastangų, kad nenukristų.
Jis tiesiog kabo, sapnuodamas lėtus sapnus. Išgirsk, kaip tolumoje krenta lietaus lašas. Vienas, tada kitas. Amazonija lapija tokia tanki, kad lietaus lašui gali prireikti 10 minučių, kol jis nuo medžio viršūnės pasieks žemę. Tai lėtas keliavimas per tūkstančius lapų. Tik-tuk, tik-tuk. Miškas ruošiasi nakčiai. Anakonda lėtai suka savo kūną aplink šaką. Jo žvynai yra sudaryti iš keratino, tos pačios medžiagos kaip tavo nagai. Ji nejaučia šalčio ar šilumos taip kaip mes. Ji tiesiog susilieja su medžio žieve. Jos kvėpavimas beveik nepastebimas. Tęskime kelionę gilyn į drėgną, kvepiantį Amazonės mišką. Anakonda lėtai užsimerkia, jos raumenys atsipalaiduoja, o mes judame toliau pro tankius paparčius ir milžiniškas lianas, kur slepiasi dar daugiau keistų ir raminančių miško gyventojų. Netoli anakondos poilsio vietos, ant medžio kamieno, galima pastebėti keistą padarą. Tai didžioji skruzdėda. Ar žinojai, kad šis gyvūnas neturi dantų? Visai, nei vieno. Jos burna yra tarsi ilgas siauras vamzdelis, o liežuvis gali išsitiesti net iki 60 centimetrų. Tai lėtas, ritmiškas procesas. Ji ištraukė liežuvį ir vėl jį traukė iki 160 kartų per minutę. Skruzdėda niekada nesugriauna skruzdėlyno iki galo. Ji suvalgo tik dalį gyventojų ir palieka juos atsistatyti. Tai gali pamokyti mus požiūrio į gyvenimą, pamokyti mus kantrybės. Dabar skruzdėda susirango ant žemės, užsikloja savo didžiulę pūkuotą uodegą, tarsi antklodę, ir panyra į gilų miegą. Jos uodega palaiko kūno šilumą, kol miškas aplink vėsta. Pažvelk į upės pusę, kur vanduo susitinka su krantu. Ten pro rūką išnyra rožinis Amazonės delfinas, vietinių vadinamas boto.
Tai vienintelė delfinų rūšis, kurios kaklo slanksteliai nėra suaugę. Todėl jie gali pasukti galvą 90 laipsnių kampu į šoną. Įsivaizduok, kaip lėtai jis sukioja galvą po vandeniu, stebėdama šaknis. Jų rožinė spalva atsiranda ne dėl pigmentų, o dėl to, kad jų oda yra labai plona ir pro ją matosi kapiliarai. Delfinas iškyla į paviršių, išleidžia tylų oro gurkšnį pro angą viršugalvyje, puft, ir vėl lėtai nugrimzta į drumstą, šiltą vandenį. Vanduo jį supa, saugo ir neša, kol jis lėtai snūduriuoja, plūduriuodamas srovėje. Aukštai virš vandens ant šakos nutupia huacinas, keisčiausias Amazonės paukštis. Jį dažnai vadina skraidančia karve, nes tai vienintelis paukštis pasaulyje, kuris minta beveik vien lapais, o jo virškinimo sistema veikia panašiai kaip karvės. Jis fermentuoja maistą savo gerklėje. Tai labai lėtas procesas. Todėl huacinai didžiąją dienos dalį praleidžia tiesiog tupėdami ir virškindami. Jų jaunikliai ant sparnų turi mažus nagus, primenančius senovinius dinozaurus, kuriais jie kabinasi į šakas. Jei netyčia įkrenta į vandenį. Išgirsk, kaip huacinas tyliai sukanta, jo sparnai sušlama, o tada jis vėl nutyla, paskendę savo lėtame, ramiame virškinimo procese. Nusileiskime žemiau, ten pat prie žemės, kur tarp pūvančių lapų juda vabalas Heraklis. Tai vienas stipriausių padarų planetoje. Jis gali pakelti svorį, kuris 850 kartų viršija jo paties kūno masę. Įsivaizduok šią milžinišką jėgą, sukauptą mažame, kietame šarve. Tačiau dabar vabalas nieko nekelia. Jis randa saugią kertelę po medžio žieve. Jo šarvas keičia spalvą priklausomai nuo drėgmės. Naktį jis tampa tamsus, beveik juodas, kad susilietų su šešėliais. Jis tiesiog sustingsta, jausdamas vėstančią naktį, jo kojelės lėtai susiglaudžia ir jis tampa miško dalimi. O ten, tankmėje, pasigirsta tylus tap,
tap, tap. Tai mažasis šarvuotis. Jo kūną dengia kietos plokštelės, kurios yra sudarytos iš kaulo aptraukto oda. Šarvuotis beveik nieko nemato. Jo regėjimas labai silpnas, todėl jis pasikliauja tik savo uosle ir klausa. Jis lėtai knisa minkštą žemę, ieškodamas skanėstų, kol galiausiai randa jaukią olą. Šarvuočiai miega labai daug, iki 16 valandų per parą. Įsivaizduok, kaip jis susisuka į kietą, saugų kamuoliuką, paslepia savo minkštą pilvą po šarvu ir pasiduoda poilsiui. Niekas negali sudrumsti jo ramybės. Galiausiai pažiūrėk į viršų, kur tarp lapų švyti maži taškeliai. Tai ne žvaigždės, o jonvabaliai. Amazonėje jų yra 100 rūšių. Jų šviesa yra šalta šviesa. Jie neįskiria jokios šilumos, todėl nepraranda energijos. Jie mirksi ritmiškai, tarsi miško širdies plakimas. Vienas sumirksi, pauzė, kitas atsako. Tai lėtas šviesos dialogas, kuris tave užliūliuoja. Visas miškas dabar ilsisi kartu su tavimi. Skruzdėda po savo uodegą, delfinas upės srovėje, aucinas ant šakos ir vabalas po žieve. Visi jie priima šią naktį kaip dovaną. Pajausk, kaip tavo kūnas tampa toks pat ramus, kaip tie miško gyventojai. Tavo kvėpavimas tai vėjas tarp palmių šakų. Tavo mintis tai lėtai tekanti upė. Miegok giliai. Amazonės miškas tave saugo. Rytojus ateis lėtai, o dabar yra tik šis momentas ir tavo ramybė.